Mes pertraukėme šią programą su skubiomis naujienomis. Šiandien užsiliepsnojo Netikėtas ir žiaurus gaisras. Didžiuliai gausinda žuvių importe. Tiek vyriausiasis šefas, tiek restorano darbuotojai nežino, kaip kilo gaisras. Pasak ugniagesių, gaisras galimai buvo sukeltas tyčia. Dabar belieka tik vienas klausimas. Ar restoranas Un chef Sugebės atsistoti vėl ant kojų. Sveiki. Čia nesugrius jūs manysai? Sveiki visi, su jumis sveikinasi šefas Tomzas ir mes šiandien dėja sveikinamės iš lauko, o ne iš restorano. Kodėl? Kodėl man vis laik taip? Dėja, praeitą savaitę sudegė mano restoranas. Neįsivaizduoju, kas uždegė liepsną, bet kad ir kas tai uždegė, kas tai padarė, aš juos surasiu ir aš jiem privirsiu košės. Ne literaliai, nes aš nemėgstu košės. Tai dėl to mums belieka filmuoti laidą lauke, kur dėja mes neturim tokių gerų įrankių ir mes tiesiog filmuojame Tautvydo kieme. Dėja, mes šiandien darysime labiausiai amerikietišką dalyką, tai yra hot dogus. Mes čia įsitikinę, kad čia saugu daryti. Šašlaikinė. Va, kas čia vadina šašlaikinė. Hodogus vapšė reikia? Vapšė, juos reikia kepti? Ką su jais daryti reikia? Taigi, visų pirma, mums reikia pradėti. Kuo mums reikia pradėti? Ugnį, gerai. Ugnį. Kaip ugnį užkur? Kaip čia reikia? Mums reikės pradžiai medienos, malkų. Iš kur mums gauti dabar? Ai, to aš toj. Malkos. Vo, kaip gerai stovės. Kaip pilis Gedimino. Kokia pilis stovės gerai. Taigi, va reikia dabar. Vo. Klausyk, ir ins degs tuoj. Palauksim, kol malkos įsidegsit, ten dar kažką, pasidarys. Tuo tarpu mes galime įsitraukti ir paruošti ingredientus. Taigi dabar prašau, va, krepšį. Ko mes čia galėtumėm? Vat mano gimtiniai, aš vam pasakysiu, va tokį va dalyką mes turim, čia man reikia uždengti. Bet kada, mes per bet kokią šventės, per bet ką mes tiesiog pasiemam ir atsigeriam. Ai. Nu klausyk. Senas geras vynas. Kelintų čia metų? Į sveikatysių. Ojoj, kaip skaniu, kaip gardiu, net apsiversk vietoj čia tu. Matot, aš ne tik šefas, aš ir eilininkas, rašytojas, poemininkas. Taip, ingredientai, ko jums reikės? Bandelių hot dogui, dešrelės, svarbiausias dalykas. Galėsim tokių dalykų pasiimti kaip kečupas, kečupą irgi reikės. Svagūną, svagūnėlis labai bus papjaustytas gražiai, skanių gardių. Ir agurkėlių, žodžiu, apjaustysim, va taip va mažai skiltelėm, sūrio ir galų gale dar ir galėsim dar vieno padažėlio. Taip, dešrelės, mums dabar reikės atidaryti dešrelės, mes turim kokį peilį ar dar ką nors. Tautvydai. Tautvydai, tu durnas. Tautvydas sako, Tautvydas žino. Mums čia reikia labai atsargiai, nes mūsų stalas nėra pats iš tvirčiausių. Ir kaip tu man dabar siūlai atidaryti, Tautvydai? Kirst, ką tu man siūlai, Tautvydai? Nors Tautvydas nedurnas. Tautvydas labai nekip. Tautvydai, atnešk tu man peilę. Aš tau rimtai sakau. Tu pažiūrėk, ką aš darau. Kuo man dabar su šito daryti? Šanai. Dabar aš šiek tiek laimingesnis jaučiuosi. Taigi man Tautvydas pagaliau perūpino peilį. Ačiū tau, Tautvyd. Ko tu bijai manis? Gerai, tiksliau Tautvydas, jisai neturi jokių špagų neturi. Tai, ką mes darysime, tai mes paprasčiausiai pagaliukus paimsime ir užmausime ant pagaliukų dešreles ir pakepinsim. Va taip, va. Nebijokit išsipurvint rankų, nes tik geras šefas išsipurvina savo rankas. Taip, pasiemam atsargiai dešreles ir jas sudedam vieną šalia kitos, kad dabar jos keps, va taip va gražiai sudėjus, dabar mes paliekam, tegul jos kepa. Mes dabar imam kitus ingredientus. Sekantį mes galime, manau, agurkėlį paimti ir paimsim svogūnėlį. Va taip, kas yra, Tautvydai. Aš žinau, kad dešrelės kepa, viskas gerai, tu man nerodyk čia pirštais, mes darom viską iš eilės. Čia, kadangi
švarus paviršius, tai mes galim nebijodami, čia po to susirinksim, aišku. Tautvidai, tu gana tau rodyt man į tas dešreles. Toliau svagūnėlį. Svagūnėlį mes papjausysim, bet paprasčiausiai, tik atsargiai, kad neverktumėt, nes bus labai liūdna tada. Mano tikslas čia yra dabar sukapot taip, kad po to mes galėtumėm tiesiog pasibarstyti ant viršaus. Ir žinoma, nepamirškime bandelių. Tautvidai, šitą iškirp. Geriausiai bandelės yra tokios, kurios jau prapjautos. Paskrūdint tarp šitų, nežinau kaip mes ją paskrūdinsim, bet čia dabar. Mano dešrelės! Deja, mūsų dešrelė, štai kas liko iš mūsų dešrelės, gal per ilgai palaikiau, gal trumpiau galėtumėt palaikyti, nežinau. Eilinis dalykas, ką mes darom, mes įdedam dešrelę į vidų, įdedam agurkėlių biškutį, šone kažkur, pabarstom, panašiuko reikia. Štai prašau, gražus, skanus hotdogas jums. Šiaip šefas neragauja niekad savo kūrinio, bet čia kad padarysim išimti, nes aš labai alkanas, skanaus. Šiaip Tautvidai, žinok, visai skanu.